www.laimas171.com. Subscribe. Sveiki, mano vardas Laimonas ir aš parodysiu, kaip susikurti registraciją savo tinklapiui. Taigi visų pirma, mums reikės kažkokios tais registracijos formos. Tai šiuo atveju naudosime HTML, žinoma. Naudosiu post metodą, kadangi nenoriu atvaizduoti duomenų adreso juostoje. Ir mums reikės keletas laukų. Tai šiuo atveju darysim nedidelę formą, tai reikės vos 3 laukų. Tai būtų username, kas yra vartotojo vardas. Naudosim input tekstinis laukas, tai būtų type text. Ir name username. Naujos eilutės simbolis ir dabar 2 slaptažodžiai, tai reikės pakartoti slaptažodį ir jie turės sutapti. Parodysiu, kaip daryti tikrinimus ir panašiai, ir plus užkoduosim slaptažodį su MD5 funkcijos pagalba. Oi, čia tipas turi būti password, nes nenorim, kad rodytų jo kaip simbolių. Password rodys žvaigždutėm arba mažais rutuliukais priklausomai nuo naršyklės ir operacinės sistemos. Ir dar vienas atkopijuosiu šitą password laukelį. Tik pakeisim name į password 2, kad būtų skirtingi kintamieji, kad galėtumėm tikrinti. Ir žinoma, dar mums reikės mygtuko, tai būtų input type submit. Ir žinoma, valoje mūsų tekstas ant mygtuko, tai šiuo atveju register. Štai taip. Ir uždarau formą. Pasižiūrėkim, kaip jie atrodo. Štai taip yra username, tai yra vartotojo vardas, slaptažodis ir slaptažodis 2. Tai taip ir parašysiu. Slaptažodis x2. Štai taip. Gerai, dabar visų pirma mums reikėtų prisiskirti šitos post kintamosius trumpesnėm reikšmėm, kad nereikėtų visą laiką rašyti mums, tai parodysiu, kad nereikėtų mums rašyti visą laiką post username, pavyzdžiui, viso šito, nes jis pakankamai ilgas ir yra nepatogu programuoti, naudojant tokius ilgus kintamosius. Taigi, susikursim kintamąjį, pavyzdžiui, user, tai būtų mūsų vartotojo vardas. Ir galima būtų susikurti dar 2 kintamosius, tai būtų pass, tai yra mūsų slaptažodis, password, ir pass2, tai yra mūsų antras slaptažodis iš antro lauko. Ir čia, žinoma, password kintamasis, kurį gauname iš pirmo lauko, ir password 2, kurį gauname iš antro lauko. Gerai, kas dabar yra negerai? Negerai yra tai, kad atidarius šitą dokumentą pirmą kartą, jisai iš karto bando priskirti user kintamai post username reikšmę. O pirmą kartą atidarius šitą failą, jis tos reikšmės neturi ir mes gausime 3 notais žinutes, tai yra, kad kintamasis yra neapibrieštas. Kad išvengti to, mums reikėtų daryti tikrinimą. Ir mes tikrinsime štai taip. Šičia rašysime if is set, tai yra ar yra nustatytas post, pavyzdžiui, username kintamasis. Šiuo atveju apsiribosiu vienu kintamoju, jūs galite taipogi parašyti and ir patikrinti visus kitus, ar visi nustatyti. Šiuo atveju man užteks vieno.
ir bus apskrusti laužtinėse skliaustuose. Taigi, šį kartą atidarius šitą žinučių nebebus. Taigi, vieną tikrinimą jau sutvarkėm. Po to, mums reikėtų tikrinti, ar šie laukai nėra tušti, tai yra šitie kintamieji. Nes įvykdžius formas, jie paprasčiausiai priskirs šitos kintamosius tuštiems, o kadangi mes nenorim, kad užregistruotų su tuščiais laukais, tai darysim vėlgi tikrinimą, tik šiuo atveju jau galim naudoti mūsų sukurtus kintamosius, tai yra trumpesnius, tai user, tai tarkim, jeigu user nėra lygus tuščiam, tai yra nėra null reikšmė, and, tai yra ir password, tai yra pas mūsų kintamasis, taipogi nėra lygus tuščiam ir žinoma, pas 2 taipogi nėra lygus tuščiam. Tai vat, jeigu nėra lygus tuščiam, ne vienas laukas iš tų trijų, tada vykdysim šitą kodo dalį tarp šitų laužtinių skliaustų. Else, tai yra kitu atveju, jeigu yra nors vienas tuščias, parašysim echo ir ne visi laukai užpildyti. Nenaudosiu lietuviškų raidžių, nes laiko taupymo sumetimais, nes reikėtų nustatyti koduotės ir visus kitus dalykėlius. Taigi, jeigu laukai nėra tušti, kaip jau minėjau, vykdom šitą dalį. Taigi dabar mums reikėtų dar patikrinti, ar pas ir pas 2 sutampa. Taigi vėl rašom if pas lygus, naudojam dvi lygybės dėl to, kad tikrinam, ar jie yra vienodi. Galima naudoti vieną lygybę, bet tada kartais gali būti gautas neteisinga reikšmė. O 3 lygybės, tai šitie 2 turi būti identiški, tai yra turi būti vienodo ilgio, vienoda reikšmė ir vienodas kintamųjų tipas. Tai tarkim, jeigu čia yra string, tai yra tekstas lygus 2, o čia yra integer, tai yra skaičius lygus 2, ir su šita lygybė jie būtų, gautumėm reikšmę true. Jeigu būtų 3 lygybės, tokiu atveju mes gautumėm false, kadangi čia jie turi būti identiški. Jų reikšmė yra 2, bet šitas yra kaip tekstas, o šitas būtų kaip skaičius. Tai šiuo atveju mums užtenka paprastos lygybės tikrinimo sąlygos. Ir čia bus vykdomas mūsų kodas, jeigu jie sutampa. O jie turi sutapti, kadangi registracijoje dažniausiai būna, kad turime patikrinti, ar tai L paštą, ar tai 2 slaptažodžiai, kad įsitikinti, kad jį įvedėm teisingai. Taigi, jeigu slaptažodžiai nesutampa, vėlgi rašome else ir mūsų echo žinutė. Tai šiuo atveju būtų slaptažodžiai nesutampa. Štai taip. Taigi, šitoje vietoje vėl yra mūsų kodo vykdymo eilutė. Taigi, gal man reikėtų visų pirma surašyti tikrinimus. Tai yra komentarus prie tikrinimų, kad žinoti, kur kas yra, kad būtų lengviau galima suprasti kodą. Taigi, čia būtų tikrinama, ar įvykdyta forma. Čia yra priskiriami kintamieji. Čia yra tikrinimas, ar nėra tuščių laukų. Čia tikrinam, ar lygus, nelygus, tai yra vienodi slaptažodžiai.
Štai taip, dabar mums reikėtų patikrinti, ar mūsų slaptažodis nėra per trumpas, ar kitas laukas. Šiuo atveju naudosiu slaptažodį, taigi vėl mūsų darbo vietoje, štai čia, tikrinsim, ar mūsų slaptažodis nėra per trumpas. Taigi if strlen, tai yra string length, tai yra teksto ilgis, tai šiuo atveju naudosime pas, ir nėra didesnis lygus 4. Tai yra nėra. Taigi, kaip šita funkcija veikia, jeigu nežinot, tai rašom strlen skliausteliuose kažkokį tai kintamąjį arba tekstą kabutėse. Ir jisai mums atspausdina ar išveda reikšmę, kuri nurodo simbolių skaičių tame tekste. Tai šiuo atveju, kadangi naudosim paprastas raides, jisai mums, tarkim, jeigu parašysime ABC, jis mums rašys 3. Ir šiuo atveju būtų, gautumėm false ir jisai vykdys else dalį, kadangi jis bus mažesnis ir nelygus 4. Taigi, else galim parašyti echo slaptažodis per trumpas. Taigi taip, ir čia vėlgi mūsų darbinė dalis, kurioje mes jau jungsimės į serverį ir įkelsime mūsų įrašą į duomenų bazę. Visų pirma, aš susikursiu kintamai con, tai yra connection, kuris jungsis į duombazę. Didesnėme kode tai labai stipriai sumažina bereikalingų simbolių naudojimą, nes tiesiog galima rašyti šitą vietoj visos komandos. Taigi MySQL Connect serveris, tai būtų localhost, kadangi dirbu vietiniam serverį. Vartotojas root, kadangi nekeičiau nustatymų ir palikau standartinius nustatymus instaliacijai ir be slaptažodžio, kadangi čia niekas neįsilaužinės pas mane. Po to galim tikrinti if not, tai yra neišėjo prisijungti, tai būtų mūsų con kintamasis. Jeigu nebūčiau apibrėžę šito, man būtų reikėję rašyti visą šitą šitoje dalyje. Dar kartą apskliausta. Taigi, if con, tai yra, jeigu nepavyko prisijungti, tada naudosim die funkciją, kuri nutrauks mūsų programos veikimą ir išvesime žinutę could not connect ir čia dviguba kavutė ir MySQL error žinutė. Tai šiuo atveju, jeigu nepavyks prisijungti prie serverio su šiais kintamaisiais, mes gausime žinutę iš MySQL programos, kuri nurodys, kodėl nepavyko prisijungti. Po to mums reikėtų pasirinkti duomenų bazę, tai šiuo atveju MySQL select db funkciją, naudosiu test duomenų bazę ir con kintamai, kuris jungiasi prie duombazės. Po to mums reikėtų užkoduoti mūsų slaptažodžio kintamai, tai šiuo atveju rašysime pas kintamasis bus lygus md5, tai yra mūsų kodavimo funkcija ir dar kartą pas. Ir kaip tai veikia? Tai mūsų buvusiam pas kintamui priskiria tą pačią reikšmę, tik užkoduota MD5. Tai yra mūsų pradinė reikšmė, tai yra nauja reikšmė bus lygi pradiniai reikšmė užkoduotai. Ir dabar tiksliai neatsimenu, kiek simbolių užkoduoja MD5, tai man atrodo 13, bet patikrinsiu vėliau, kai rodysiu duomenų bazę. Taigi, čia vyksta kodavimas ir po to jau tikrinsim,
ar mūsų vartotojas nėra užimtas, kad tas, kurį įvedam į username lauką. Taigi mums reikės rašyti if MySQL num rows. Ši funkcija suskaičiuoja eilutes duomenų bazėje. Ir kita funkcija MySQL query, tai yra paprasčiausia MySQL užklausa, kuri atrodo štai taip: select, žvaigždutė tai yra viską, from users, tai yra mūsų lentelė users, tai yra vartotojai, where username, tai mūsų vartotojo vardas, ir čia bus lauko pavadinimas duomenų bazėje, lygus mūsų apibrėžtam kintamui username, atsiprašau, user. Ir štai taip. Taigi, jeigu jisai ras nors vieną reikšmę, tai yra gaus true bent vieną įrašą, tada jisai ir vykdys šią dalį. Kadangi radus mes negalim įterpti į duombazę, jis turėtų parašyti, kad vartotojas užimtas. Vėlgi kitu atveju, tai yra else, turėtumėm įterpti į duomenų bazę mūsų registruojamo vartotoją, kadangi jis bus praėjęs jau visus tikrinimo laukus. Taigi, query, query, tai štai taip, MySQL query, ir mūsų įterpimo užklausa, tai būtų insert into users, users, tai yra mūsų lentelės pavadinimas, kurioje yra laukai UID, username ir password. Ir įterpsim valas, tai yra reikšmes. Pirmas bus tuščias, kadangi tai jis yra nurodytas auto increment. Antras bus user, tai yra mūsų username laukas, kuris yra unique, kadangi vartotojai negali kartotis. Ir trečias yra password, kuris bus pass. Ir kaip jau minėjau, turbūt 13 simbolių ilgio, bet čia dar reikės patikrinti, ar tikrai. Nes tikrai dabar neatsimenu. Ir dar mes norėtumėm pamatyti žinutę, kad jam sėkmingai pavyko prisiregistruoti, taigi rašysim sėkmingai užsiregistravote. Čia galima būtų įdėti nuorodą, kad prisijungti, bet kadangi mes prisijungimo dabar nedarom, taigi jo ir nereikia. Čia man atrodo vienu per tai dabar bus. Turbūt viskas. Reiktų patikrinti programos veikimą. Taigi, paspaudus tik register, jis rašo, kad ne visi laukai užpildyti. Aišku, galėjau užboldinti, kad gražiau atrodytų, tai yra paryškinti. Gerai, įvedus vieną lauką, jis man vis tiek rašys, kad ne visi laukai užpildyti. Pabandykim užpildyti visus, bet su skirtingais slaptažodžiais. Slaptažodžiai nesutampa. Po to pabandykim įvesti pilną vartotojo vardą ir įvesti slaptažodį, kuris bus tik iš dviejų vienodų simbolių. Tai čia yra 1, 2 ir čia yra 1, 2. Tai yra jie sutampa, bet yra per trumpi. Tai rašo slaptažodis per trumpas. Ir jeigu parašyčiau, sakykim, Jonas ir slaptažodis 1, 2, 3, 4, 5 ir 1, 2, 3, 4, 5. Spaudžiam register ir sėkmingai užsiregistravote. Pabandykim eiti į phpMyAdmin ir patikrinti test domenų bazę, kur yra mūsų users vartotojai. Tai yra. Taigi štai užsiregistravo mūsų Jonas su užkoduotu slaptažodžiu, kuris yra 10. Čia naudojau angliškoje pamokoje šitos kintamosius. Kaip matot, Jono nepridėjau. Dabar galim pabandyti pridėti dar vieną Joną, kadangi dar yra tikrinimas, ar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
ar vartotojas jau egzistuoja. Taigi vartotojas užimtas, kadangi jis rado duomenų bazėje. Jeigu tai būtų Jonas 2, jį turėtų pridėti be jokių problemų. Taigi sėkmingai užsiregistravote. Patikrinkim duomenų bazę. Ir duomenų bazėje turėtų būti sukurtas Jonas 2 su taipogi tokiu pačiu slaptažodžiu, kadangi naudojau tą patį 1, 2, 3, 4, 5. Taigi, duomenų bazės struktūra. UID būtų int 11 ilgio, o username tai būtų varchar 20 simbolių ilgio ir password yra varchar 32 simbolių ilgio, kas reiškia, kad MD5 koduotėje yra 25 simbolių ilgio ir jos neįmanoma iškoduoti. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Prašom spausti subscribe mygtuką. Jeigu kyla klausimų, galit komentuoti žemiau. Visi failai bus patalpinti mano tinklapyje, tai yra www.laimonas171.com video skiltyje. Iki.